vakaras. Turbūt, kad visi jau susirinko ir galim pradėti ypatingą, jau seniai tradicija tapusią literatūrinio skaitymo vakarą. Literatūra ir muzika tai tie dalykai, kurie paliečia mūsų sielą, todėl šiandien linkiu jums klausytis ne tik ausimis, bet ir širdimi. Linkiu visiems malonaus vakaro, o šio vakaro šeimininkė yra nuostabioji aktorė Jūratė Viliūnė. Ačiū labai už tokį garbingą pavadinimą. Iš tikrųjų, aš nesijaučiu šeimininkė, aš jaučiuosi svečias ir esu labai dėkinga, kad turėjau galimybę susitikti su tokiom kūrybingom merginom ir iš vidaus pamatyti, kad žodis gyvas ir tada, kai dar atsirado muzika, tai aš manau, iš tikrųjų tai yra labai stipru ir linkiu jums visiems gerą vakarą. Labą dieną, aš esu Martyna ir šiandien noriu Jums padovanoti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio preliudą F-moll. Sveiki, aš esu Ula ir šiandien paskaitysiu vieną iš man brangiausių savo kūrinių. Stiprybė slypi jautrume.
Labai dažnai jautrūs, kūrybiški, kitaip pasaulį matantis bei suvokiantys žmonės visuomenėje vadinami silpnais, keistais, kaltinami valios ir tvirto charakterio trūkumu, negebėjimu tinkamai žvelgti į tam tikras situacijas, susitvarkyti su savo emocijomis, jausmais bei išgyvenimais. Tačiau ar tikrai jautrumas yra savybė, už kurią turėtų būti teisiamas? Jautrus žmogus jau gimsta kitoks. Nuo pat mažens, nuo pat pirmųjų žodžių ir žingsnių jis pastebi kiekvieną mažą aplinkui vykstantį dalykėlį. Pievoje plasnojantį mažytį margasparnį drugelį, gėlę vis keliančią į saulę savo trapią galvelę. Pastebi lietų, po kurio tvyro neapsakomas žemės kvapas, ir sniegą, kurio baltumas ir minkštumas be galo primena namuose paklotus patalus. Jis šoka ne tik su muzika, bet ir su snaigėmis, vėjų, audromis ir jūra. Geba pastebėti tai, ko nemato kiti, daug giliau ir geriau. Net ir pats to nesuvokdamas, suprasti šio pasaulio dėsningumus, suvokti gyvenimo esmę. Jautram žmogui svarbi kiekviena emocija, kiekvienas pojūtis ir kiekvienas jausmas. Jis tikrai sugebės visą tai atpažinti, o svarbiausia – išgyventi daug giliau nei kiti. Jautriojo emocijos ir jausmai dažnai yra labai stiprus, tiesiog liejasi per kraštus, tačiau tai leidžia jam iš to sukurti kažką nuostabaus. Labai dažnai jautrolių sielose iš įvairiausių išgyvenimų gimsta pribloškiantys muzikos, dailės, literatūros kūriniai. Jautrūs žmonės labai dažnai yra svajokliai, tačiau tos svajonės leidžia jiems dar labiau įsigilinti į tai, ką jaučia, ir padovanoti pasauliui kažką nepakartojamo. Juk tiek daug geriausių, garsiausių pasaulio rašytojų, menininkų, kompozitorių ir kitokio plauko kūrėjų buvo būtent tokios jautrios sielos. Viena gražiausių jautrių žmogaus savybių – neišsenkanti empatija. Jis savo širdyje saugo niekuomet nemažėjančius kalnus atjautos, pagarbos, meilės ir betarpiško suvokimo. Jautri siela iškart pajus, kad šalia esančiai gyvybei reikia pagalbos ir visuomet atskubės laiku. Jos prioritetas yra pirmiausia pasirūpinti kitais žmonėmis, užtikrinti jų laimę ir saugumą. Ir visai nesvarbu, kad neturi laiko pabūti su savimi. Kitų žmonių meilė, parodytas dėmesys, nuoširdus pokalbis yra geriausias atlygis už visas patirtas kančias. Ne veltui daugelis pasaulio tautų teisuolių, žmonijai nusipelniusių gydytojų, mokslininkų ir mokytojų buvo būtent tokie. Jie visą savo esybę siekia pagerinti kitų gyvenimus, dalindamiesi savomis žiniomis, mintimis ir įžvalgomis, kurias dažniausiai atnešdavo neįkainojamos naudos. Jautrus žmogus ėjo ir tebeina per pasaulį su tylia, bet neapsakomai stipria ir galinga jėga. Ta jėga – ypatingas gebėjimas išvelgti ir pajusti daugiau, matyti tai, kas įprastoms akims nepastebima. Jautrumas – stiprybė padedanti nuversti kalnus. Kaip tik todėl ji turėtų būti gerbiama ir vertinama. Ačiū. Sveiki, aš, Ema ir Martyna, šiandien pagrosime Claude Debussy La Plus Jolie valsą, kas lietuviškai reikštų daugiau negu lietuviškai.
Esu Izabelė ir alfa beta gamma fizikė aš mama, bet šiandien aš jums paskaitysiu tokį kūrinį, kurį parašiau atsibudus užvakar. Ačiū. Aš jums paskaitysiu tokį kūrinį, kurį parašiau atsibudus užvakar iš tokio psichodelinio sapno. Pamenu tą laiką, kai dar gyvenau pas tolimus giminės ankštoje troboje su 4 televizoriais ir 6 radijomis. Mano dėdė buvo vienas iš tokių žmonių, kuriam būtinai reikėjo jungti visus televizorius, pagarsinti visas radijas, kad galėtų eiti miegoti. Ir atjungi vieną, o jau tolis to išveiks. Galbūt tas triukšmas jam ir primindavo tą tokį euforišką didmiesčio šurmulį, kurio prie kokio stalo pralošęs visą savo turtą turėjo išsižadėti dėl kažkokios lūšnos dievo užmirštame užkampyje. Ir kai vieną dieną 4 teliko vaizdas išbluko ir beliko tik garsas, tada nusprendė, jog nereikia dar vienos radijos, tai jį išmetė. Tačiau dėdė tada įtūžęs užsigydė, kad kiti renginiai atstotų garsumų vienuolio netektį. Nuo to laiko normaliai nebegalėjau užsimerkti akių. Lukašenko neigia vakar grupuotės buvimą Suvalkų koridoriuje. Guliu skolintose pataluose. Mažeikių naftos kompanijų rinka smuko 1,2 procentais. Užsidengiau galvą pagalbę. Vidurnaktį Vilniaus centre sustabdytas selas su 3,5 promilėm. Laukiamas ikiteisminis tyrimas. Nuo tam tikro laiko aš net nebesupratau, ar šie garsai mane erzina ar ne. Bet o galbūt iš viso yra lengviau gyventi, kai kažkoks mechanizmas diktuoja, ką aš turiu mąstyti. Ar taip pat, kas aš esu, tai negalėjau sukovoti su savo dėde, taigi padariau kvėpavimo pratimų, kelis atsispaudimus. Ir kadangi vis tiek neina miegas, tai teko griebtis paskutinę šiaudą. Taigi, galų gale, išsitraukiau ir nurijau tokią, kaip sakant, magišką tabletę, suprantate, apie ką aš. Jo. Tada išėjau į lauką ir stovėjau gatvėje. Dar vis stovėjau gatvėje. Ir galiausiai man pradėjo susmirgėti akise. Ir man atrodo, aš tiesiog mačiau snaiges. Ir vidurvasarį šiame kvartale jau stalo žiema. Ta prasme, kiekvienas namas beveik buvo tuščias. Ir praėjus tokio amžiną atilsį Hašiūno trobą. Radijų aš net nebegirdėjau. Ir nuo tada laikas tiesiog kaip smėlis praslydo man po pirštus. Klajau per tuščius kiemus, tamsias apžėlusias pakampes. O išmirus pasaulis nebebuvo toks pat. Likusį vakarą gatvės žibintai spjaudėsi plazmą, o aš netrūzę plazmos akmenėjo į asfaltą, kur mašinoms maistas dar barzdavo to. Jau įvarkštė skainybė, tai yra graži, bet ne tokia skaini. Tai turiu išmokti ragauti vieną dieną. Bet mašinų maisto balas, spalvotas balas, gėdinant mano blyškų veidą, saulės nemačiusi veidą. Pakeliu galvą jam plazmą takai, 3 garbus mane smaugia, o galvą nuleidžiu ir valas savo neaukia. Nežinojau, kad aš toks spalvingas, ar galvaigiu išvišiai stebėdamas kitus. Bet teta sakė, kad reikia mokytis iš kitų klaidų. Tai aš ne narcizas, aš toje baloje nepaskesiu. Aš iš jos plauksiu ir plauksiu, kol nuplauksiu į namą. Užmigau šuliuoti savo juoko. Bet tas mano juokas, jis kažkaip keitėsi, jis kvaksėjo, jis ryškėjo, jis garsėjo ir aros jis net nebebuvo juokas. Mačiau greitosios švyturėlius. Ačiū. Sveiki, aš esu Viltė ir prašau eilėraščių šiandien pasidalinti su jumis 3 savo eilėraščiais. Praeivis. Jei išeisiu aš tyliai, tu skambink varpais. Jei išeisiu nebyliai, nemurmėk pažadais. Jei išeisiu pražydus, tavo fikusių upė, netikėk, jog sugrįšiu, lik iš šešupės. O jei išeisiu ir grįšiu, manęs vardu nevadink. Šios plunksnelės neimk ir nebausk mirtimi, mažulėlio žvildelio, mano sielos takelio, paskutinio laiptelio.
Šešėlis. Kodėl mane tai trikdo ir netikėtai pravirkdo? Tavo žodžiai, purvu apdrėbti, kerštu paremti, tiesos išsunkti, neseniai ištepti, juodu žibalu, supuvusiu pavidalu, skęstančio šapalo, netikros ašaros, pasruvo delnuos, kruvinos. Šerkšnas. Aš norėčiau, kad išeitum, čia pat, pro duris, uždarytum tolygiai, tvirtai suspaudęs viltis. Tarp durį pirmąkart susitikom, šalo, gruodį jau snigo, pažadų pelenais, krištoliniam svajonėm, nusivylimo dejonėm, atvirai, nesakyk, jog tikėjai, kad lauksiu. Ačiū. Sveiki, mes, Karolina ir Neda, jums atliksime prancūzų kompozitoriaus Kamilio Sensanso kūrinį Danse Macabre, dar kitaip vadinamą mirties šokiu.
Sveiki, mano vardas Elija. Aš šį tekstą parašiau norėdama papasakoti mitologinį įvykį iš jį išgyvenančio žmogaus perspektyvos. Mirė Baldras. Mirė Baldras. Ši frazė nuo pat ankstyvaus ryto aidėjo kaimelyje. Visi gyventojai sunerime, pasimetę. Gal vis dėlto tai netiesa? Gal tai tik paistalai? O gal visa tai tiesa? Juk iš visos Skandinavijos galime girdėti, kad gražiausia iš visų dievų Baldro nebėra. Neilgai trukus prasidėjo moralinis nuosmukis, ginčai tarp dievų. Norėdami sužinoti, kas čia darosi, visas kaimas nuėjo pas vietinę žynę, kuri atrodė tarsi mūsų jau laukusi. Prisėskite, tarė. Pakankamai ramiai, nors visi buvome sunerime. Sakykite, ko jums iš manęs reikia, tarė senolė. Netrukus mūsų vadas atsistojo ir prabilo savo giliu, tvirtu, grėsmingu lyg griaustinis balsu. Mes esame čia, nes norime sužinoti, ar tai tiesa. Niekada nepamiršiu šių žynės žodžių. Tiesa, tačiau reikia rūpintis ateitimi, o ne praeitimi. Išbandymai dar tik prasidėjo. Jūsų laukia daug daugiau nei vieno dievo netektis. Netrukus saulė pajuos, o jūs patirsite amžinąjį šaltį. Žvaigždės pradės kristi, žemė drebės. Atsitususi pridūrė, jog mato, kaip virpa ir kaukia pasaulio medis, o žemė nugrimzdo į jūrą. Persigandę visi grįžome namo, mąstame, kągi mums daryti. Gal ta senolė pamišusi, bet atrodė, jog Dievo mirtis neįmanoma, tačiau štai ji įvyko. Vis dėlto nusprendėme pradėti ruoštis, kaupti maisto atsakas. Po kelių mėnesių girdime naujienas, kad vilkai, Skolas ir Hatis praryja saulę ir mėnulį. Bet ir patys matome, kad tai yra tiesa, juk pasaulyje nebėra šviesos, net ir žvaigždės pranyko iš dangaus. Išsipildė pirmoji žynės pranašystė. Laisvėn ištrūko pabaisos, Lokis, Jormungandas, Fenris. Visi apie tai kalba. Sėdime sunerime savo lūšnelėse, ar bent jau kas iš jų liko, ir laukime savo baigties. Po kelių valandų išgirstame rago pūtimą. Jis buvo toks garsus, kad garantuoju, galėtumėte girdėti visose 9 pasauliuose. Prasidėjo mūšis, pagalvojame. Už lango matyti, kaip Toras įnirtingai kovoja su Jormungandu. Heimdalas stojo kovon su Lokiu, o Tiras su Garmu. Kova buvo intensyvi, nei viena pusė nenorėjo pasiduoti, bet po kelių valandų stojo tyla. Pamanėme, gal viskas jau baigėsi. Už lango išvydome, jog visi žuvo. Tačiau kova dar nebaigta. Iš kitos pusės Fenris praryjo Odiną, bet jos sūnus Vydaras nusprendžia nesidėti rankų sudėjusiam, o perplėšti pabaisą pusiau. Milžinas Surtas sugebėjo nugalėti Freirą. Paskutinis mano matytas vaizdas – tai liepsna, negailestinga ugnis. Supratome visi, kad pasauliui galas – pabaiga. Sveiki, aš Vilta. O aš Simonas ir mes jum atliksime kompozitoriaus Roberto Mučinskio. 2 duetus, fleitai ir klarnetai. Robertas buvo amerikiečių ir lenkų kompozitorius, kuris atstovavo. Neoklasicizmo laikotarpį. Ir mes štai pristatinėjom todėl, kad duetus, kuriuos mes atliksime, jie vyksta štai šiaip. Kad Temos pakaitomis yra plėtojamos tiek fleitos, tiek klarneto melodijoje. tai gerą klausimą.
esu Migė, aš esu iš fizikos sekcijos. Pasinaudodama progą, fizika ne rizika, stokite žmonės į fiziką, mums labai reikia žmonių. Tai aš paskaitysiu. Eis takulis per mišką, per pievą, kad pasiektų gimtąsias duris. Brausis pro geliančią lagerio vielą. Kelią jam rodys beširdė naktis. Ateis į klases ištuštėjusias gėlą. Ant stalo gulės kažkoks rašinys. Jau viskas patapo jaunam nebemiela. Rankoje jo dabar šuvinys. Žiūrės jis padangę, į tolimą mėlį. Stebės jį įdėmiai varnėno akis. Pailsiu su kojomis brauks pirštais smėlį. Jis buvo poetas. Dabar tremtinys. Migla širdyje jauną dvasią trukdys. Už ką jie kovoja? Už laisvę ir gėrį. Draugai jo sugulė po galvą, po tris. Mintis apie mirtį vilioja ir kelia. Jis buvo studentas. Dabar kalinys. Sutiko kits kitą abu vieną dieną. Žiūrėjo ilgai viens kitam į akis. Išbalusio mokinio žvilgsnį atrėmė. Jisai ne poetas, jisai taikinys. Prabils vyresnysis į jaunojo prasmę. Jo žodžiuose esti gili išmintis. Laikytis išvien bus jauno nuspręsta. Visų likimas tas pats. Traukinys. Tiek baimės, tiek vargo, tiek visko iškęsta. Virš jų slėptuvės varnėnas skraidys. Jie nežinos, kiek spąstų čia buvo paskasta. Pasigrožėti gamta vakarop išlys. Neduos jiem ramybės vidurnaktį sielą. Tačiau neužgeso šį dar viltis. Kovos jie prieš velnią raudoną, prieš Dievą. Aušros horizontą trispalvė miškas. Spindesiai. Ramiuose lankose tau jausi kuždėsiu, tamsiomis naktimis tau spręsiu lygtis. Tavo vos paliesta žalia pieva žydėsiu, tarsi viltis, kur spindi pravėrus akis. Giliuose daubose, tarp žemė, grūvėsiu, ten, kur juodas pasakas lepia praeitis. Sukandus dantis aš tyliai drebėsiu, kabinus knygas, žinias ir mintis. Pasislėpus tarp stalo pro langą žiūrėsiu, ilgesingų žvilgsnių ieškosiu tavęs. Ir nors traukinių gaudimo nebegirdėsiu, ten, kur reikia sielą atves. Pažvelgusi tavo akis, švelniai lūpas paliesiu. Ryškiomis spalvomis man nušvis bučinys. Ir žingsniuosiu tolyn per blankų pavėsį, kvies ir vilios mane ateitis. Ir pamilus tave vieną vasaros dieną, aš liepsnosiu karštai, ryškiau nei ugnis. Aš nustelbsiu naktį pilkas mėnesienas. Aš atversiu į rojų pragaištingas duris. Refleksija Jankauskui ir Bartninkui. Bučiuok, karštai myluok ir savo sielą atiduok. Aš tavo. Aš tai tu. O tu degi. Ir aš degu. Ar šildau? Ne. Aš naikinu. Degu aistra, čia pat kančia, kaip Munchas su nusvirusia ranka. Ai, Jėzus, o lele, o taip, o ne, aš myliu ją, lele. Ar daug ir griaunu? Aš myliu pasaulį pūvančių gėlių. Tyliu. Oi ne, rėkiu. Tikiu sapnu, saldžiu melu, purvu iliuzijų klampių. Aš skęstu ir plaukiu. Kamiu, meldi, o aš geidžiu gražių eilių, skambių, tuščių, tokių beprasmių pažadų. Prisilietimų tolimų, karalių šlovinant garsu, balsu, klaikiu, klykiu, myliu. Aš negaliu, baisu, gražu, tamsu, ryšku ir šaltai jauku. Aš suprantu, ką čia veikiu. Myliu.
Sveiki, esu Hilda ir paskaitysiu neromantišką eilėraštį. Mano mintis prapuolė, mano mintis išpuolė, lediniai mano delnai. Mano pirštai sušalę ant grabo gulėjo, kuriam gyvėmės visi. Nebaisios mums galvos ant baslio pamautos, papuošimai ant mūsų langų. Kaip akys pravertos, liežuvis iškaręs, rankas jie kelia viršun. Maldauja teisybės, jos malonybės, bet tik akim tuščiais nuvers. Nes nei jūra ledinė, nei karūna auksinė, nekviečia, nešaukia manęs. Vienintelis gyvas, vienintelis likęs. Iš amžių gūdumos, išniro begalvis, auksais apsikarstas, nerandantis savo šilumos. Sveiki dar kartą, aš Meda ir atliksiu Frederiko Šopeno scherzo opus 21.
Labas vakaras, mano vardas Morta ir paskaitysiu poemą apie smėlį, jūrą ir šiek tiek apie meilę. Šaltos bangos sušlapino kojas. Girdžiu, kaip žuvėdros sklando ore. Bandau prisiminti tavo vardą, tačiau nesėkmingai. Purvinas jūros vanduo, purvinas oras aplink, purvina mano galva. Neturiu kuo prisidengti nuo ledinių savo minčių. Drebančiam rankom rašau, braukiu, vėl rašau. Galva vis tuščia, vis mintys sukas apie tave. Vardo dar neprisiminiau, bet prisiminiau šokolados spalvos garbanas, tamsias akis, prisiminiau, kaip jaučiuos, kai stovi šalia, kaip jaučiuos tau ištarus labas. Dabar to nebėra, liko tik prisiminimų trupiniai. Noriu verkti, šaukti, klykti. Niekas manęs negirdi, jūra užgožia mane. Išvargusi, sušalusi, brendu atgal. Tikriausiai namo, dar nežinau. Pėdos smėlėtos, plaukai suvelti vėjo, paskutinį kartą pažiūriu į jūrą. Vakaras, mano vardas Giedra, o čia Aja ir Natalija. Ir šiandieną mes atliksime belgų kompozitoriaus Joseph Jongen kūrinio Deux pièces en fleur. Pirmąją dalį.
Ir noriu pakalbėti tema maištas, tai pavojus ar demokratijos iššūkis. Kiekvienas žmogus maištauja savo gyvenime. Nesvarbu, kas ar koks jis bebūtų. Vaikas ar suaugęs, vyras ar moteris, juodaodis ar baltaodis, krikščionis ar pagonis. Visi. Nes maištas yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Tai galingas ginklas. Kova už prasmingą gyvenimą. Kovoti už savo tvirtą nuomonę, požiūrį ir vertybės yra to prasmingo gyvenimo dalis. Šiandien aš norėčiau pakalbėti apie moteris maištininkus, kurios maištaudamos prieš tironišką valdžią ir įstatymus tvirtai kovoja už moterų teisės. Milijonams moterų šiuo metu visame pasaulyje neleidžiama gauti išsilavinimo, sveikatos priežiūros paslaugų ir ekonominės laisvės. Jos gyvena šalyse, kur papročiams nepaklususios moteris gali sulaukti šeimos vyro keršto, policijos baudų ar netgi mirties. Tačiau, nepaisant šių pavojų, vis viena atsiranda drąsių moterų, maištininkų, nebijančių rizikuoti savo gyvybę ir drąsiai kalbėti visų šalyje kenčiančių moterų vardu. Viena iš tokių moterų – Malala Yousafzai. Pakistanietė yra puikus įrodymas, jog norint pradėti revoliuciją, nereikia turėti aukšto mokslo diplomo ar krūvos ginklų. Būdama vos 11 metų jau rašė BBC apie gyvenimo Talibano priespaudą bei drąsiai reiškė nuomonę apie moterų išsilavinimo svarbą. Kodėl? Nes Malalos vaikystėje vyrai iš Talibano užgrobė Pakistano slėnį, kuriame mergina gyveno, ir uždraudė vietiniams mergaitėms eiti į mokyklą. Dauguma vietinių tokiam įstatymui nepritarė. Bet ar ta dauguma kažką darė? Ne. O Malala darė. Ji ėmėsi maišto ir maištaudama vis vien ėjo į mokyklą. Ir vieną dieną Malalai buvo 14 ir ji kaip įprastai lipo mokyklinį autobusą ir pradėjo kalbėti su savo draugais, autobusą sustabdė 2 Talibano vyrai. Jie įlipo autobusą griežtais veidais, su karinė uniforma, šautuvais, nužvelgė visus susirinkusius ir surinko. Kuri iš mūsų yra Malala? Kuomet visi pažiūri į Malalą, vyrai pradeda šaudyti. Kulka pataiko Malalai į galvą, kaklą, petį. Mergina sunkiai sužeista. Tačiau laiku išgabenta į Didžiąją Britaniją, mergina išgyveno. Per stebuklą pasveikus ir pradėjusi naują gyvenimą Anglijoje, Malala sakė: tada žinojau, kad turiu pasirinkimą. Galiu gyventi ramiai, arba galiu kuo geriau išnaudoti šį naują gyvenimą, kuris man buvo suteiktas. Nusprendžiau tęsti kovą, kol kiekviena mergaitė galės eiti į mokyklą. Nenutraukusi kovos prieš diskriminaciją, Malala daug pasiekė. Įsteigė Malalos fondą, skirtą Pakistano mergaičių mokyklų steigimui. Sakė daugybę kalbų aukštiems valdžios žmonėms ir netgi tapo jauniausiu žmogumi, kuriam buvo įteikta Nobelio taikos premija. Jie manė, kad nutildys mus kulkomis, bet jiems nepavyko. Viena iš savo kalbų sakė Malala: pasirinkite savo knygas ir rašiklius. Tai mūsų galingiausi ginklai. Vienas vaikas, vienas mokytojas, viena knyga ir vienas rašiklis gali pakeisti pasaulį. Kita moteris feministė, apie kurios reikšmingą maištą norėčiau pakalbėti, yra Manal al-Sharif, gyvenanti Saudo Arabijoje. Saudo Arabija ne veltui yra laikoma viena blogiausių moterims gyventi šalių pasaulyje. Nors šiemet rengiamas rinkimuose pirmą kartą galėjo balsuoti ir moterys, tačiau joms ten tenka pakovoti dėl mums visiškai prastų dalykų. Pavyzdžiui, teisės vairuoti. Manal turėjo svajonę vairuoti automobilį, bet kaip galima numanyti, neturėjo galimybės to padaryti. Tačiau vieną dieną, maištaudama prieš religinius įstatymus, ji pasiskolino brolio automobilį ir išėdėjo jo į gatves. Ji kėlė YouTube vaizdo įrašą, kuriame ji vairuoja automobilį po miestą ir klausė: jeigu vyrai gali vairuoti, kodėl negalima moteris? Manau, norėjo, kad kuo daugiau moterų iš viso pasaulio pamatytų, ką jie daro ir išdrįstų elgtis kaip jie. Ir jos noras išsipildė. Vos per pirmas 4 valandas vaizdo įrašą pamatė maždaug 600 000 žmonių iš viso pasaulio. Taigi, nenuostabu, kad vaizdo įrašas pateko į Saudo Arabijos religinės policijos akiratį. Man buvo suimta ir priversta pažadėti, kad daugiau niekada nebevairuos. Tačiau čia viskas nesibaigė. Po
kelių savaičių šimtai narsių Saudo Arabijos moterų su savo automobiliais išriedėjo į gatves nepaisydamos religinių lyderių ir sekdamos mano pavyzdžiu. Man ir vėl pakliuvo į kalėjimą, tačiau nepaliovė kalbėti ir raginti moteris vairuoti ir kovoti už savo teisės. Neklausinėkite, kada šis draudimas bus panaikintas. Sėskite į automobilį ir važiuokite. Visame pasaulyje galime rasti šimtus moterų maištininkų kovojusių už moterų teisės pavyzdžių. Ir būtent jų dėka šiandieninėme pasaulyje daugelį šalių išviena patriarchatą. Moteris gavo teisę balsuoti, sudaryti valstybės valdžią, lankyti mokyklas, gauti išsilavinimą ir turi lygias teisės su vyrais. To neturėtume, jei šios moteris maištininkės būtų pabūgusios eiti prieš valdžią, išsakyti savo nuomonę, bei tvirtai ir užtikrintai siekti savo tikslų. Evita Peron, dar viena maištininkė kovota prieš moterų teisės yra pasakiusi, kad jūs turite norėti, turite teisę prašyti, privalote turėti troškimų. O aš dar pridėsiu, kad privalote siekti savo troškimų. Pasauliui parodyti, kodėl matot vykstat blogus, neteisingus dalykus. Maištauti dėl prasmingo tikslo. O jei kada pabūksite, prisiminkite Malalo žodžius. Kai visas pasaulis tyli, net vienas balsas turi galius.